Sveiki, aš Samas. Iš tikrųjų, visą gyvenimą svajoju tapti tapytoju, bet gavosi taip, kad tapau muzikantu daugiau negu tapytoju. Bet šiandieną aš turiu ką pristatyti ir šiandieną Šiaulių dailės galerijoje Laiptai pristatau savo vienus iš pirmųjų tapybos darbų ir iš savo to aktyviojo periodo, kada studijavau čia dailės fakultete Šiauliuose ir kada tikrai buvo mano didžiausia svajonė tapti tapytoju ir nuoširdžiai dirbau ir iš tikrųjų buvau labai įsijautęs į tai, turėjau labai didelių tokių tikslų ir norų ir ta prasme tuo metu, suprantat, buvo dar sovietinis laikas, kada tokia tapyba buvo draudžiama ir čia buvo protestas ir tada norėjosi ištrūkti iš to narvo ir iš tos ideologinės baisios aplinkos, iš to kalėjimo ir reikštis per meną, nes daugiau nebuvo kitokių kažkokių galimybių, kaip kitaip įsireikšti ir protestuoti prieš visą šitą kalėjimą, kuriame mes gyvenome ir gimėme. Tai man labai padėjo tapyba, o po to ir muzika ir aišku, čia yra tuose darbuose sudėta ta visa filosofija arba kaip požiūris į gyvenimą, iš ko po to ir muzika gimė, ir tekstai biksų, ir ta stilistika, kur iš tikrųjų nebijojai spalvos ryškios, nes visada mūsų tapyba ir tada, ir dabar jinai yra praktiškai pilka. Dailininkai bijo spalvų mūsų, visi taip labai išlaikyta, viskas, ir tai buvo skaitoma kaip didelis gėris, ta prasme, ta pilka arba tokia labai neryški tapyba. Bet mane visą laiką vežė spalvos ir emocija, kurią spalvos duoda. Tai aš kai kur labai drąsiai su spalvom elgiausi ir aš manau, kad tame yra labai gerų dalykų, todėl kad spalva mums tai yra emocija. O menas arba tapyba be emocijos galbūt jinai tada šaltoka. Štai kažkaip tai tiesiog tokia išraiškos būdas man.